Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą, tradicinis seminaras apie finansų rinkas, 185 kartas, sausio 11 diena. Artėjame link 200 apžvalgų per paskutinius kelis metus. Na ir apžvelgsime, kas įvyko per savaitę. Tai šios dienos naujiena sukrėtusi pasaulį, šiek tiek privertusi pergalvoti tas, kas vyksta, sakykime, su finansų rinkoje, kaip jos yra sukonstruotos, tai vis tik tai Bitcoino ETF-as arba biržoje prekiaujamas fondas pateks į reguliuojamą biržą. Tai yra Jungtinių Amerikos valstijų priežiūros institucija arba, kitaip sakant, Securities Commission, kas yra vertybinių popierių komisija, pritarė, kad ETF-as galėtų patekti į rinką, nors iki šiol visą šitą situaciją blokuodavo. Priežastis, kas nutiko, tai yra 3 teisėjų kolegija priėmė, kad negalima ignoruoti tokios turto klasės ir priežiūros institucija turėtų sutikti įtraukti Bitcoino ETF-us į biržą. Kas lėmė, kad paskutiniu metu iš tiesų Bitcoino kainos pakilo. Priežiūros komisija taip pat priimdama tokį sprendimą, jinai pabrėžė, kad sprendimas yra priimamas dėl teismo sprendimo. Ir dar kartą įspėjo, kad tai yra labai spekuliatyvus instrumentas, sunkiai pasiduodantis priežiūrai, na ir kaip išsireiškia, tai yra sukčiavimų galimybė labai didelė ir patikrinti šį instrumentą yra labai sunku. Tai kitaip sakant, priežiūros institucija sukandusi dantis priėmė tokį sprendimą, nes jį įpareigojo teismas. Kaip bus toliau, akivaizdu, kad šis instrumentas, jisai gaus prieigą prie papildomų lėšų, kurios anksčiau nebuvo prieinamos. Tai gali paskatinti šio instrumento kainų augimą. Vėlgi reikia įspėti, tiek visos priežiūros institucijos, tiek ir Lietuvos bankas labai atsargiai žiūri į šias investicijas, nes jos nėra paremtos kažkokiu tai turto pinigų srautais, uždirbamais pinigais, tai yra grinais spekuliatyvus instrumentas, kuris paremtas paklausa ir pasiūla. Tai iš tiesų daugelį rinkos dalyvių šis sprendimas nustebino, nes jisai buvo labai ilgai atidėliojamas ir prieš tai į priežiūros komisiją arba vertybinių popierių komisiją buvo kreiptasi ne mažiau negu 20 kartų, kad įžengtų Bitcoinas į ETF rinką, bet visi tie bandymai būdavo atmetami. Dabar situacija pasikeitė, tai matysime iš tiesų tokį rimtą pokytį ir šiandien Bloombergo vedamasis straipsnis būtent yra apie šią situaciją. Tai visi, kas domisi finansų rinkomis, šiandien ko gero apie tai diskutuoja ir bando surasti atsakymus į kylančius klausimus. Tai manau, kad artimiausiom savaitėm mes matysime vis daugiau straipsnių apie šią turto klasę. Kas dar? Buvo atskleista Jungtinių Amerikos valstijų infliacija už gruodžio mėnesį, tai infliacija šiek tiek ūgtelėjo iki 3,4%, analitikai tikėjosi mažesnės infliacijos, 3,2% prognozė buvo teikiama ir lygiagrečiai, šiaip šita informacija yra, sakyčiau, negatyvi, šiek tiek nukelianti arba apsunkinanti Jungtinių Amerikos valstijų centrinio banko sprendimą mažinti palūkanas. Kovo mėnesį tikimybė pagal rinkos spėjimus išlieka toliau, kad 60%, kad palūkanos bus sumažintos ir beveik 40%, kad jos nebus keičiamos. Tai šis infliacijos rodiklis yra šiek tiek pastumintis, ko gero, į priekį centrinio banko sprendimą. Bus matyt, sekantis susirinkimas, kuris bus ir kuriame tikėtinas bus jau sprendžiama iš esmės palūkanų likimas, bus kovo mėnesį. Tai laukiam kovo mėnesio, pasižiūrėsim. Gera naujiena yra ta, kad vadinama ašinė infliacija, kuri skaičiuojama be maisto ir
ir energijos kainos, jinai krito žemiau 4% iki 3,9%. Tai yra geras ženklas. Bet ši infliacija, paprastoji infliacija yra iš tiesų aukštesnė negu prognozuota ir pagrindinė priežastis ganėtinai lengvai nuspėjama, tai yra vis tik tai aukštesnės energetinės kainos gruodžio mėnesį, kai šiek tiek žiema parodė savo nagus ir šiek tiek kilstelėjo energijos poreikį, kas lėmė, kad kainos bendrai paėmus nekrito, tiksliau kilo aukščiau negu buvo tikėtis. Tai irgi svarbi informacija. Žvelgiant apie rinkas pačias, jos yra labai ramios. Čia yra šių metų grafikas nuo sausio 1 dienos ir matome, kad iš tiesų tokio stabilumo ir tokio baimių nebuvimo labai senai esu matęs. Labai stabilios rinkos, nėra didelių svyravimų, kas yra atspindi ir ant pačio indekso, jisai tiesiog juda šono, jeigu galima taip išsireikšti, nekeisdamas savo vertės didelėje amplitudėje. Vokietijos arba Europos indeksas, kuris mums taip pat aktualus tiek įmonių vertinimo atžvilgių, tiek investicinių krypčių atžvilgių, kurias turime į Europą investuojančias, tai šiais metais ar ties rekordinėm aukštumom svyruoja, praktiškai didelių pokyčių nėra ir kažkokių tai reikšmingų pokyčių nesimato. Priežastis labai paprasta, metų pabaiga iš tiesų buvo labai įspūdinga. Šuolis virš 10% praktiškai per lapkričio gruodžio mėnesiais. Ir tas šuolis, natūralu, suformavo tam tikrą buferį, kurį reikia įveikti, nes dalis investuotojų fiksuoja savo pelnus, dalis galvoja, kaip toliau elgtis. Ir paprastai po tokių šuolių stabtelėjimas nėra pati blogiausia dalis, nes didesnės korekcijos, tai yra, kai fiksuojami pelnai, kol kas taip pat irgi nesimato. Tai prekyba labai rami. S&P 500 irgi lūkuriuoja apie 4800 punktų, metų pradžioje šiek tiek koregavosi, vėlgi tos pačios priežastys įvardyjamos, tai yra pelnų fiksavimas, bet grįžo atgal prie rekordinių aukštumų. Tai situacija rinkose iš tiesų yra labai stabili. Bus matyti, reikia stipresnių naujienų, kad indeksai pajudėtų į vieną arba į kitą pusę. Ir ko tikimasi, tai FactSet analitikai, jie pasibaigus kiekvieniems metams sukurpė savo prognozes, tai šiais metais iš tiesų tikimasi, kad įmonių pelnai vidutiniškai turėtų augti 12%. Ir tai būtų labai reikšmingas augimas, nes 23 metais tas augimas sudarė 1%. Tai reiškia, atsiranda tikėjimo, kad pelnai artimiausių metų turėtų augti ir augti didesnėmis apimtimis negu tai buvo 29 metai, kas nuteikia iš tiesų optimistiškai. Daug analitikos namų prognozuoja, kad S&P 500 indeksas turėtų kirsti 5000 punktų ribą šiais metais ir jeigu tokie pelnų augimai siektų apie 12%, aš manau, kad mes galėtume kalbėti, kad tos prognozės yra realios, jeigu pasitvirtins pelnų augimai. Ir paketvirčiui matosi prognozės, kad pirmas ketvirtis sausesnis, vėliau augimas intensyvėja pagal ketvirtį ir metų pabaigoje tikimasi net 19% augimo, pelno augimo ir 6% apyvartos arba pajamų augimo. Tai yra, tikimasi, kad metų pabaigoje ekonomika ir įmonės įsisiūbuos ir judės greičiau negu tai darė šiais metais arba tai yra 23 metais arba 24 metų pirmas ketvirtis, kuris yra nuosaikesnis, labiau panašėja į praėjusius metus. Kas dar? Euro kursas išlieka ties maždaug svyruoja apie $1.09, $1.10, vėlgi svyravimai nėra dideli, atsitiesimas kai įvyko, nes tai išlieka tokiam, sakyčiau, komforto zonoje. Kas liečia kitas naujienas, tai gerų naujienų yra iš žaliavų rinkos. Dujų kaina atšilus orams Europoje krito iki labai žemų taškų, artėja link žemiausių taškų per slenkančius metus.
kaina artėja link tų taškų, kurie buvo vasaros mėnesiais, kai natūraliai vartojimas yra sumažėjęs. Tai gera naujiena, nes dujos kaip energetika, jinai įtakoja elektros kainos įtakoja, sakykime, prekių ir paslaugų kainas ir tai gali leisti tikėtis, kad infliacija, bent Europoje nerodys tokių didesnių nagų. Ir šylant orams, reikia nepamiršti, kad šiandien turim sausio 11 dieną, jau praktiškai turime vidury žiemos. Tai tikėtina, kad tas kainos spaudimas bus kristi toliau žemyn ir tai duos teigiamus efektus, kurie yra bendrai aplinkui. Taip pat buvo šiek tiek pokyčių ir su nafta. Naftos kaina stabilizuojasi ties $78 maždaug. Šiandien šiek tiek brangsta, apie porą procentų, ir tas brangimas yra vėlgi paremtas tuo, kad yra terorizmo pavojus Raudonoje jūroje, laivai toliau plaukia aplink Afriką, taip didindami sąnaudas. Ir tas įtampos jos lemia, kad kaina jinai nekrenta žemyn. Kainos buvo galima tikėtis, kad jinai leisi šiek tiek žemyn, bet dėl to, kad Jungtinių Amerikos valstijų atsargos labai netikėtai iššovė į viršų, padidėjo per paskutinės savaitės. Bet ta naujiena nesuveikė, suveikė terorizmas, plus Libijoje dėl politinių protestų šiek tiek apribota gavyba ir pasiūla sumažėjo ir kaina šiek tiek juda į priekį. Tai čia priešingas efektas, negu matėme dujose. Didelio baisaus kažkokio tai pokyčio nėra, kaina yra arti žemumų, bet paskutinių savaičių judėjimas buvo į viršų. Kalbant toliau, vario kaina taip pat stabili, kaip ir finansų rinkos stabilios, kažkokių tai reikšmingų pokyčių nėra. Aukso kaina taip pat stabilizavosi ties $2,000 už unciją. Ir pagrindinė priežastis, kad nėra pokyčių obligacijų rinkoje taip pat, tai auksas taip pat nesvyruoja kažkokiais didelėmis apimtimis. Kalbant toliau, noriu į apžvalgą sugrąžinti mūsų fondų pristatymus. Kalbėjome anksčiau, bet ganėtinai senai. Ir ne visi pasižiūri į pagrindinius dokumentus fondo, kurie yra pateikiami prie kiekvieno fondo, tai yra kasmėnesinės apžvalgos pateikiamos, taip pat pagrindinės informacijos dokumentai. Tai pradedu nuo vieno populiariausio fondo, kuris yra dažniausiai renkamasis iš aukštos rizikos fondų. Tai BNP Paribas US Growth, kuris aktyviai investuoja į akcijas, kurios patenka į Russell 1000 indeksą. Tai nėra indeksinis fondas, kuris sektų, sakykime, indeksą, jisai siekia maksimalių rezultatų. Ir šis fondas kuo pasižymi, tai yra be abejo jau galima spręsti, kad jisai valdomas BNP Paribas, tai yra didžiausio bankų Europoje. Ir šis fondo dydis sudaro kiek daugiau negu $1 milijardas, $1 jo vertė. Ir šis fondas yra valdomas valdytojas už fondo valdymą per metus pasiema apie 1,5% valdymo mokestį, tačiau kompensa turi nuolaidą 50% šiam valdymo mokesčiui, kuris yra sumažinamas, ir tada reiškia realiai mūsų klientui kainuoja valdymo paslaugos 0,3 procentinio punkto. Į ką atkreipčiau dėmesį, jeigu domitės investiciniais fondais, ir pasižiūrėti visą laiką karts nuo karto sudedamąsias dalis, tai yra iš ko susideda investicinis fondas. Tai dešinėje pusėje jūs galite matyti tiek pagal sektorių, kaip keičiasi. Tai pirmauja 40% virš technologinės bendrovės, vėliau antra pozicija yra plataus vartojimo prekės, trečia yra sveikatos priežiūros sektorius. Tai paprastai, jeigu norime analizuoti investicinį fondą, jeigu mes jame matome technologinės bendrovės, vartojimo prekes, kas sudaro 60% viso fondo sudėties, tai yra plėtros pozicijos,
kas reiškia, kad fondo valdytojas yra optimistiškas dėl ateities, jisai nedidina investicijų į vadinamas saugias investicijas, tokias kaip sveikatos priežiūra ar, sakykime, infrastruktūros bendrovės ir panašiai. Kas dar yra įdomu, tai yra kompanijos, kurios yra šiame fonde. Šis fondas neinvestuoja į kitus fondus, jisai investuoja tiesiogiai į bendrovės. Na ir pačios didžiausias pozicijas turbūt kiekvienas iš mūsų puikiai žinome. Tai didžiausia pozicijos dvi yra Microsoft ir Apple. Vėliau seka 8% investuota į Google valdantį Alphabet. Taip pat Amazon, Nvidia, kuri gamina vaizdo plokštės, Visa, kurią mes naudojamės tikriausiai kiekvieną dieną su kortelėmis, Facebook, tai yra Meta, ir paskui seka Home Depotas ir Advanced Micro Devices. Tai pusę fondo sudaro 10 bendrovių ir šios bendrovės įtakoja didžiausią duoda grąžą. Dabar, kadangi baigėsi metai, tai visai pravartu apie fondą pasiskaityti, kokie tie visgi rezultatai buvo. Fondo istorija yra ganėtinai ilga, jisai startavo dar 2011 metais, buvo įvairių susijungimų tarp panašaus tipo fondų, tai statistika yra. Ir jeigu pažiūrėtume į praėjusius metus, tai per lygiai 23 metus buvo uždirbta 26,7%, kas kompensavo 22 metų nelaimės, tai yra 22 metai, kurie buvo palydėti įvairių kataklizmų, tiekimo grandinių sutrikimų, energetinių karų ir panašiai, tai tas buvo kompensuota. Per paskutinius 3 metus, įskaitant 22 metų nelaimės, kai buvo prarasta ketvirtis fondo vertės, bendrai metinė grąža yra beveik 9%. Jeigu imtume 5 metų grąžą, vidutinė grąža jau auga iki beveik 14%. Na ir svyravimų be abejo yra, ne visi metai buvo sėkmingi, bet fondas iš tiesų, sakyčiau, auga sparčiau negu ilgametis, pavyzdžiui, S&P 500 vidurkis, kuris turėtų svyruoti apie 90%. Tai tiek apie šį fondą, tiesiog visada linkiu pasižiūrėti, jeigu turite investicijas fonde, tai pasižiūrėti jo poziciją, turėsite įspūdį apie tai, kur yra linkstama ir kokie yra investuotojo arba valdytojo pagrindiniai akcentai, kur yra jie sudedami. Kalbant bendrai apie fondus, tai rezultatai išlieka geri, jeigu imant 12 mėnesių slenkančių mėnesių rezultatus, tai žemos rizikos grąžos normalizavosi ties 4%, kas yra visai neblogai, sakyčiau, tam, sakykime, stabiliom investicijom. Vidutinės rizikos fondų išsiskyrimas yra tam tikras, tai yra nuo 2 iki 7%. Ir rizikingiausia, apie kuriuos ir kalbėjom, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų fondas, kuris čia ir patenka. Tai per slenkančius metus mes turime grąžas, kurios svyruoja praktiškai nuo minuso, kai kuriais atvejais, kas liečia Azijos ir sakykime, persmelkto Kinijos rezultatais, iki 30%, kas liečia vakarų pasaulio investicijas. Tai sekantį kartą susitiksime po savaitės, sausio 18 diena, 16 valanda, 186 paskaita ir kalbėsime toliau apie tai, kas vyksta. Finansų rinkos nesnaudžia iš tiesų, mes matome vis daugiau įdomių naujienų, tikėtinai, kad rinkos įsivažiuos, nes metų pradžia buvo, sakyčiau, tokia labai rami ir yra vis dar rami. Kažkaip norėtųsi stipresnių naujienų, pageidautina, aišku, kad jos būtų pozityvios. Prenumeruokite mumis YouTube kanale, sekite per Facebook, padėkite like, pasidalinkite su kolegomis apie šią apžvalgą, visada malonu, kai esame įvertinami. Ir laikas klausimams. Tai